Užbaiginėjom šitą projektą jau. Ką tik Rytis įrašė programą. Dėkingas jam, jis čia gelbėjo mumis visada su tom programinėm, net nuotoliniu būdu užsikūrimui, po to jau atvažiuoja pas mus į vietą, sumapina. Kūro įpylėm biškenę, skysčiau šeko yra, alyvukės yra. Reikia atsisėst, čia biški toli. Dar biški kūro įpumpuojam. Bandom. Tas variklis 3 metus pas mus pragulėjo patvory. Tai kompensatoriai biškai girdis. Bet nieko, labai čia viskas normalu. Turės viskas nusirūkt, prasidirbti ir bus ledas. Surinkom dar vieną boliduką. Oro filtras geras. Čia tik laikinas, nes alkūnės dabar neturim kokias reikia. Tai įdėjom daug čia, žodžiu, modifikacijų papasakosiu vėliau. Gali važiuot. Reikia užšeką norint. Tai vis daug kas čia naujai persirinko. Tai įsidėjo Samsono kumštinė dėžė. Variklio modifikacijų visa pilna pravodkė, motorsportinė pasidarė, varikliai modifikacijų yra, tai dabar dar taip sunkiai dirba, nes nesumapinta iki galo, tik tai tokia užkūrimų iš esmės programa įrašyta. Tai čia daug pasikeitimų visokių, dar čia dabar panelę užbaiginėja tenai pečiuko sklendės, tai dar pridrožta, bet čia žodžiu visokių žaisliukų atsirado, valdymo konsolė visa. Dešas, panelė karboninė, daug svorio išsimetė, tai langai susidėjo, buvo stiklas visur, dabar visi susidėjo lengvučiai, tai žodžiu, raketa bus mašinytė, buferiai dar kevlariniai užsidėjo, tai ir dėl tvirtumo ir dėl lengvumo, tai žodžiu, bus ledas. Šitą aišku būtinai paliksim taip, ką skylę kapotę šaunam ir viskas, tai bus ledas. Dar čia nematom tepalo temperatūros, vandenį matom, kuras dar irgi nesukalibruotas, tai daug dar visokių pas maperius susikalibruos, detalyčių visokių, laukiam poros fiškių dar atvykstančių ir bus gerai. Tai tik keltuvą atlaisvinom. Nuo kregždės iš karto kitas eilė. Aišku, ten prie kregždės irgi dar smulkmenų yra. Bet čia irgi jau nemažai kas apsirinko. Atranda savo vietas, visokias detalytas. Pravodkės susidėjo. Panelė susidėjo. Sklendės irgi pečiaus įsileisti lengvutę panelę. Sportinis pečius. Emkės skidelis. Svarbiausia. Ir renka šitą. Irgi čia nedaugiau jai lieka. Ir turėsim daug projektų paleistų. Nuorinam aušeką. Biški prisivažiuoja, pasižiūri sankabo bėgiai visi, ar viskas tvarkoj. Nes ten irgi su sankabo turėjom visokių niuansų, turėjom keisti cilindriuko tūrius, ašelių ilgius ir taip toliau, kad viskas veiktų kaip priklauso. Bet dabar jau atrodo pagavom idealiai viską, tai smagu, tai va dabar visokias ten tas smulkmenas užbanginėjom ortakiukus, susitvirtinam viską į savo vietas ir bus galima važiuoti Klaipėdą programuoti. Įmetėm lopšiuką jau. Kažkokį čia suradę dabar. Bandau varyt laukan. Pasižiūram. Iš proto, aišku, dar kompensatoriai eina. Kaip ir minėjau, motoras stovėjęs 3 metus, tai normalu, bet pamatysit, nusiorins, prasidirbs, prašils, užtils, bus ledas. Tada čia visa girlianda šviečia.
Tai pašalinsim čia visas lemputės, ko nereikia, pasiliksim tik tais būtinas. Ir ką, nedaugiau liko. Po biški visokias smulkmenas dasibaiginėjam ir bus dar vienas naujai surinktas bolidukas raliui. Išsivarėm ir kompaktą į lauką, kregždutę norinam, kompaktėlis irgi laukia, irgi va užšeką orinam. Norim pasižiūrėti, kaip čia tas motoriukas, ar viskas ok, ar prasidirba, nes nu vis tiek 3 metus gulėjęs, tai gali įvairiai būti, bet panašu, kad viskas gražu, nutilo jau, reiks dar pasižiūrėti komforto bloką, nes va kažko avarinis visada mirksi, tai yra jau buvę vieną kartą toks variantas. Atrodo ok, aušekas nusiorino, tie kompensatorių garsai, kaip ir sakiau, nutilo, tai žodžiu, visokias smulkmenėlės va dar užsibaiginėjame, einam čia tą spidometrą, kur 100 lempučių dega, sutvarkysim. Čia matau po biškį visokios detalytės atsiranda, čia saloną užsibaiginėja, dar reikia ant lankų pagalvėlės uždėti visur, va čia turi būti visur. Tai užsideda tas, įsidėjęs lopšys čia dar, gesintuvas įsidėjęs, tokių visokių, čia dar pasibaigs tie mygtukai, čia dar į tarpą bus visokių valdymų. Čia dabar jau matau, langai jau veikia, įsidėjo tokie visokių tokių žodžių smulkmenėlių. Ir va gerai jau. Viskas atrodo gerai, dar taip įdomiai biški atleidus gazą gan ilgai užlaiko, tai reiks pasižiūrėti tokių niuansų, aišku dabar suvedimų nieko nėra, tai čia ramiai biški praskau ratuką, lengva tokį pro kiemą ir varom atgal garažą, renkam toliau. Perimėm kamerą, pažiūrėkime, ką veikia direktorius po darbo, užsiema nelegalia veikla. Prekyba ne žmonėmis, o diržais, va taip, aš pasakysiu. O diržai skirti pririšti žmonėm. Zenius, pakomentuok apie šitą alternatyvą. Šita machinacija mums uždirbs kokius 50 eurų mažiausiai. Jevrėje pradėkim nuo to. Jevrėje. Ar galit pakomentuot, kodėl dėžutė Sabelt, o diržai Bravdrinkcing. Brothers Racing. Jau, kad čia jau ne auditorijai plačiai žinot šitą. Gerai, dabar metas atsisveikinti. Atsisveikinam. Tenkis vyktis. Bye-bye.